Tai laba diena visiems. Šiandien, kaip matom, einam tokią temą kaip imuniteto atstatymas per ŽKT programą. Tai yra pirmas sveikatinimosi etapas. Ir šiandien paprašiau mūsų nutriciologės Linos pasidalinti, kas tai yra skrandžio žarnyno reabilitacija, kodėl jinai yra tokia svarbi mūsų bendros savijautos gerinime ir visos sistemos atstatyme. Taigi perduodu žodį Linai ir klausykimės. Labas rytas. Aš to susirasiu dokumentą. Ir jūs viską čia matysit. Ir jau skaidriai pradžiai ten rodo, kad imuniteto stiprinimas per žarnyno ir skrandžio atstatymą. Ir tai visai yra teisinga, nes mūsų 80% panašiai imuniteto gyvena būtent žarnyne, ten, kur yra įsidėsčiusios tiesiog imuniteto ląstelės, jų sankaupa ten daugiausia. Ir aš prašiau, kad skrandžio žarnyno atstatymas tai yra mūsų geros visos savijautos pamatas. Ir žinom, kad tas virškinimo kelias, jisai toks yra ir paprastas, ir tuo pačiu vyksta tikrai sudėtingi procesai. Ir tai yra sistema, be kurios išties nei vienas žmogus negalėtų gyventi. Dėl to, kad kai mūsų maistas patenka į burną, jis turi būti susmulkinamas iki tokių dalelių, kad kraujas galėtų pasiimti ir išnešioti, pamaitinti ląsteles. Ir tai yra mūsų energija, tai yra mūsų gyvybė. Ir būtent nuo šios programos dažniausiai ir startuojam. Ir aš vėliau parodysiu skaidres, kurios šiek tiek turėtų jums daugiau tokio įnešti aiškumo, dėl ko mes einame būtent nuo šios programos. Tai tas maisto kelias jau suprantam, kad nuo burnos eina iki pat tai, kas nesuvirškinta ir išeina lauk. Bet visa tai, kas mums yra naudinga, pasilieka, bet čia dalyvauja tikrai visa virškinimo sistema. Čia parodytas yra ir stemplė, ir skrandis, dešiniai pusė, aišku, žiūrint turbūt į skaidrę, čia būtų kairiai pusė kepenis. Deja, kepenų atstatymo programa yra tikrai atskirai, nes jai reikia atskiro tokio dėmesio, bet mes kažkiek prisiliečiam prie tulžies pūslės, eidami šią programą. Ir dalyvauja taip pat kasa, kuri išskiria savo fermentus. Žodžiu, visa darosi taip reikalinga, kad būtų tas mūsų maistas pakankamai įsisavinamas, nukenksminamas, kad nepatektų jokie blogi dalykai arba tie mikroorganizmai ar kažkokie toksinai, kurie neužterštų mūsų kraujo. Tai va dėl to dalyvauja visa virškinimo sistema. Ir jeigu vienas kažkuris sistemos organas streikuoja, tai atsiliepia visai sistemai. Tai paprasčiausiai tariant, jeigu jums skrandis sustreikuoja, tai reaguoja ir kasa, reaguoja ir tulžies pūslė, reaguoja plonasis žarnynas ir visa tai toliau atsiliepia tolimesniam veiksmam. Ir kodėl reikalinga yra žarnyno ir skrandžio reabilitacija? Tai dėl to, kad išties mes negyvenam kažkokioj ekologiniai terpėj ir mes turim priešų. Tai yra išoriniai priešai, kurie patenka dažniausiai per maistą, per nešvarias rankas. Tai parazitai, tai virusai, bakterijos, toksinai, pesticidai, herbicidai. Žodžiu, visa tai, kas yra, pavyzdžiui, parduotuviai, tai, ką perkam, tai visada mes turim tą tokią galimybę, nes niekas tokių mikrobiologinių, tokių išsamių tyrimų nedaro, kad, pavyzdžiui, ištirti, ar ten koks salotoj sėdi parazitas ar ne. Tai dėl to būna taip, kad netgi nuplaunam, bet kartais ir nelabai kruopščiai, sakykime, nuplaunam maistą, arba netgi iš daržo pasiemam, kartais suvalgom ir nežinom, koks ten, gal praėjo koks katinėlis ar nusišlapino. Tai žodžiu, grėsmė visada pas mus yra. Aišku, virškinimo sistema, jeigu jos yra gleivinės tvarkingos, jeigu kepenys gerai dirba, tai aišku yra dauguma šitų dalykų nukenksminama, bet būna, kad, sakau, sustreikuoja ir jau atsidaro toks pralaidumas, kuris praleist pradeda į kraują
visus tos išorinius, sakykime, kas patenka ir ne visada yra nukenksminama. Dėl to maistinės alergijos čia irgi eitų į šitą sferą ir kažkur, vadinasi, yra pralaidumas ir tiesiog imunitetas pradeda staigiai reaguoti ir gaunasi ta pati dilgėlinė, kada išberia žmogų, dažnai būna tai lėtinis dalykas arba ant psoriazės ir visa kita, tai yra vėlgi reikėtų žvelgti į virškinimo sistemą. Mes turim taip pat ir vidinių tų priešų, tai yra toksinai iš medžiagų, apykaitos produktų, metabolitai įvairūs, kurie padaro, sakykime, gerą darbą, bet paskui lieka tokie medžiagų apykaitos produktai, kaip pavyzdžiui išskiria inkstai šlapalą arba kretininą. Ir jeigu jo yra per daug, tai mūsų faktiškai organizmas tiesiog apsinuodija, galim taip paprasčiau pasakyti. Taip pat labai didelę grėsmę mums vidinę daro ir nesuvirškinti baltymai ir ypatingai baltymai. Ir būna tai, kad žmogus sako, man per dieną reikia galbūt 100 gramų arba daugiau baltymų. Taip, jeigu tau yra gerai suvirškinami, jeigu yra jie suskaidomi tas mažesnės molekulės, tai yra į amino rūgštis, viskas tvarkoja. Bet labai dažną atvejį būna, kada baltymai iki galo nesuvirškinami ir jie, jeigu tokiais kiekiais valgoma yra, būtent kasdien, tai tiesiog vėlgi toksinai kaupiasi. Tai dažniausiai nukenčia tada kepenys, nukenčia inkstai ir panašiai. Tai va, tai mes turim išorinių priešų ir vidinių priešų, nuo kurių organizmui ir ypatingai virškinimo sistemai tenka gintis. Ir kodėl dar reikėtų atstatyti tą žarnyno ir skrandžio gleivines arba padaryti tą reabilitaciją, tai kad būtent atstatyti gleivines, būtent dėl to, kad jos būna dažniausiai pažeistos ir tada tampa pralaidžios. Tai vat, būtent šitos programos metu jos atsistato. Toliau pasirūpinti gera mikrobiomos būklė. Čia daug kas kalba apie tą mikrobiomą, tai yra paprastai, kada žmogus gimsta, kiekvienas turi savo individualią, tai yra mikroorganizmų tam tikras kiekis organizme, tai reiškia ir gerųjų, ir blogųjų. Vėlgi noriu pabrėžti, kad tai pas mus nebūna taip, kad žarnyne yra visiškai švaru ir nebus reikalingi tam tikri mikroorganizmai, bet jie turi būti pusiausvyroj. Ir dažniausiai turi gerųjų bakterijų būti daugiau negu tų blogųjų. Va tada viskas yra gerai. Tada ir tuštinasi žmogus normaliai, tada nėra kažkokių pilvo skausmų, tada nėra viduriavimo, nes viduriavimas irgi rodo tą disbakteriozę, kada yra prarandama pusiausvyra. Tad būtent šitos programos metu visa tai yra atstatoma. Ir ką norėčiau apie pačią programą pasakyti, kad labai gerai, kad jinai yra paremta fiziologija. Tai yra taip, kaip sukurta ir kaip veikia išties organizmas ir todėl jie gali visi praeiti žmonės ir jinai nėra sukurta pagal patologiją. Tai reiškia, kad jeigu kažkokia patologija, liga, tai vat, būtų koks nors kaip pavyzdys, galbūt tas pats refliuksas, ir čia jau medikamentais dažnai gydytojai gydo. Tai va čia yra iš esmės žiūrima į tai, kaip veikia pati virškinimo sistema, kokios jos yra funkcijos ir be abejo atstačius gleivines dažnai ir atsistato ir dingsta tam tikras simptomas. Tai vėlgi tai yra algoritminė programa, kurią galima pritaikyti individualiai. Jeigu žmogus atėjo netgi be nusiskundimų, ką reiškia, tai dažniausiai iš tie žmonės netgi pripranta ir pamiršta, pavyzdžiui, kad kažkada būna, kad ir pilvą papučia, arba jie pamiršta, kad ir raugėja, jie tiesiog taip susigyvenę kartais būna su ligom, kad sako, nusiskundimų nėra. Labai retą žmogų rasime, kur iš vis nejaučia tokio simptomo, netgi vaikai. Ir taip kartais pasiskundžia kažkokiais virškinimo sistemos simptomatika, ta prasme. Tai vat labai gerai, kad šitą programą galima pritaikyti individualiai pagal simptomus ir arba jeigu net, kaip sakoma, nėra. Ir šią programą yra praėję daugiau nei 800 000 žmonių, tai buvo su klinikiniais tyrimais padaryta programa, jis susideda iš 4 etapų ir visus tos etapus mes praeinam panašiai, jeigu viskas tvarko, jeigu neužstringam panašiai per 3,5 mėnesio. Ką dar reikėtų pabrėžti, yra vėlgi puikiai detoksikacinė programa, net jei žmogus neturi šiai dienai nusiskundimų.
Dėl ko reikia tą detoksikaciją ir tokią reguliarią daryti, tai vėlgi, kaip minėjau, dėl tų išorinių dažniausiai ir vidinių priešų, kad padėti atsistatyti, padėti išsivalyti organizmui, kiekvienai ląsteliai. Ir tada susitvarko daugelis problemų, nes ir hormoninė sistema, jinai vėlgi negali pakankamai gerai veikti. Kaip pavyzdys, jeigu pas mus knibžda toksinai, tiesiog ląstelės negeba susitvarkyti su hormonais taip gerai, kaip galėtų, jeigu yra išvalytas organizmas. Toliau, jei turi žmogus problemų dėl depresijos, dažnai būna toks, kad serotonino nepagamina, to džiaugsmo hormono, tai būtent dėl virškinimo gali tai būti. Tiesiog nenueina ten, kur reikėtų pats neuromediatorius. Tai vat vėlgi, jeigu turi problemų dėl depresijos, dėl tų pačių sąnarių, ypatingai dilimo, širdies kraujagyslių sistemos, ypač aterosklerozė, kada netgi matom labai išreikštą gerai kraujas parodo cholesterolio padidėjimą, kai yra išbalansuoti hormonai, kaip minėjau, auga miomos, cistos, polipai, endometriozė ir panašiai. Tai būtent reikėtų startuoti nuo šios programos, nuimti visą tai, kas užkrauna organizmą ir tada jau siekti kitų tikslų. Ir kaip minėjau, ta žarnyno reabilitacijos programa, jinai susideda iš 4 etapų ir čia pirmas etapas yra pasiruošimas skrandžio tikrai reabilitacijai. Tai vėlgi pirmas etapas yra paruošiamasis ir kam viso to reikia, kam iš vis reikalingas yra pasiruošimas. Nes pirmas etapas yra faktiškai toks pirminis nuėmimas uždegimų, kurie yra skrandyje. Žinom, kad uždegimus sukelia mikroorganizmai, tai yra virusai, tai yra bakterijos, tai yra meliagrybiai. Ir dėl to jos būtina pašalinti prieš tai, kol bus atstatyta gleivinė, kad nebūtų apsunkintas procesas. Tai vat pirmas etapas būtent yra skirtas nuimti uždegimus skrandžio srityje. Ir be abejo, iš skrandžio kažkiek vėlgi patenka į kraują ir toliau pasiekia, bet faktiškai pirminės tai būtų toks palietimas tai skrandžio. Kai mes sakom reabilitacija, prasideda nuo pat pradžios, kur patenka nuslenka iš stemplės maistas. Ir čia yra tokia bazė, kai žmogus neturi nusiskundimų arba jisai tiesiog jų nemato ir sakom, kad galima visiems praeiti ir kaip detoksikacinę programą, tai dažniausiai, jeigu nėra nusiskundimų, tai pati bazė susideda iš 2 produktų. Tai yra paudarko, kuris būtent nuima uždegimus ir jis vartojamas yra 2-3, tai yra 3 kartus per dieną, bet galima rinktis arba 2 kapsulės, arba po 3 gerti. Pati šitas etapas, jis panašiai trunka, jeigu viskas tvarkoj, nuo 10 iki 15 dienų. Kodėl nuo? Todėl, kad vėlgi, jeigu žmogus pasirinks gerti po 3 kapsulės, faktiškai jis aišku susitrumpina šitą etapą. Bet labai dažnas atvejis, kada mes siūlom tiesiog dažniausiai pradėti švelniau, tai yra nuo 2 kapsulių. Tai yra 6 kapsulės ir panašiai ten gaunasi apie 15 ar 16 dienų. Galima ir rekomenduotina išties yra pasidaryti paudarką kaip arbatą. Dėl ko? Todėl, kad iš karto nereikia laukti skrandžiui ją tą pačią kapsulę iškapsuliuoti. Tai yra jau toksai staigus veiksmas, kada mes kaip išgeriam kaip arbatą ir jau procesas gali iškart vykti. Tai pasiruošiam kaip arbatą, užsiplikom ir palaukiam palatvės ir tada arbatinį šaukštelio skysto chlorofilo. Geriama yra 20-30 minučių prieš maistą. Vėlgi, kad nuiminėti uždegimus, kad netrukdytų maistas mums kuo efektyviau pasiekti tos mikroorganizmus. Chlorofilas, aišku, dėl to, kad jis labai gerai šarmina organizmą ir nes tie organizmai, kada jie jau paliečiami, jie dar labiau išskiria toksinus, ta prasme, jie nepasiduoda, ten faktiškai pradeda vykti kova ir būtent chlorofilo funkcija yra tiesiog pašarminti, lengviau padėti detoksikuotis organizmui, lengviau nuimti tos uždegiminius procesus. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad kodėl, sakom, algoritminė programa pagal simptomus, pagal kiekvieno individualiai išreikštą simptomatiką. Tai vėlgi, prie pačios tos bazės, jeigu žmogus
jaučia tam tikrą simptomatiką, kurią aš tiesiog išvardinsiu dabar, prijungiami prie bazės yra tam tikri produktai, kurie padėtų dar taikliau eiti prie problemos sprendimo. Tai va, tai jeigu žmogus turi simptomus tokius, kaip pavyzdžiui, rėmuo, pykinimas po valgio, vidutinio stiprumo skausmas skrandyje, prie bazės pradedam jungti alijošiaus gėrimą, tai yra aloe vera juice. Būtent jisai padeda nuimti tą tokį deginimo pojūtį ir vat visus tos simptomus, kurie buvo čia išvardinti, nes čia yra gastritinio tokio skrandžio simptomų. Tai va, po to jeigu turi žmogus išreikštą skausmo naktį arba kai yra nevalgęs, tai jau labai aiškus požymis, kad jis gali turėti opą arba jam jau yra nustatyta dvylikapirštės arba skrandžio opa. Tai va, prie bazės tada prijungiam vieną arbatinį šaukštelį koloidinio sidabro. Tai jeigu, aišku, geriam 3 kartus, sakykime, po barkalo tą bazę, tai 3 kartai vartojami ir to arbatinio šaukštelio būtent koloidinio sidabro dar prijungti. Kitas labai dažnas atvejis yra atsiraugėjimas orų, tai yra susikaupimas, toks pilnumo skrandžio pojūtis. Tai reiškia, kad trūksta žmogui fermentų, suvirškinti patį maistą. Prie pačios bazės tada kiekvieną kartą, kada vartojam vėlgi maistą, mes prijungiam būtent enzimus, tai yra virškinimo fermentus. Taip toliau, kada atliekama yra pirmas etapas, kada mes užbaigiam, kada jaučiam, kad tų simptomų nebėra, nes kartais būna, kad jie tęsiasi, tai mes prailginam programą, gali ir tai būti, bet keliaujam dažniausiai į antrą etapą. Ir šitas kursas yra jau antro etapo, tai yra tikroji skrandžio reabilitacija, jisai tęsiasi apie 20 dienų, jeigu viskas tvarkoja vėlgi, nes kartais būna ir tenka sumažinti dozes, visai būna. Bet sakykime, kad viskas eina taip, kaip turėtų pagal programą. Jos tikslas yra padėti organizmui atkurti skrandžio gleivinę, būtent va šitą barjerą, kuris yra apsauginis. Nes gleivinė saugo jinai nuo agresyvios skrandžio rūgšties ir jeigu yra pažeista, tai faktiškai viskas toliau skatina tik tai uždegimus, skatina tos pačios Helicobacter pylori invaziją, tai yra jos mes visi turim, bet jinai turi būti normose savo vietoje. Bet ten būna dažnai labai, kad jinai įsiveisia dėl pernelyg didelio rūgštingumo, pernelyg mažo rūgštingumo, kada gleivinė pažeista, faktiškai rūgštis dažniausiai pirmiausia išsilieja ir pradeda graužti. Tai vat pylori tai yra pats tas, kada jinai pradeda veistis ir gaunasi jau tada invazija. Ir visa simptomatika, skrandžio graužimas, rėmuo sustiprėja, vėlgi pykinimas po valgio, tai vėlgi gali būti ir tos pačios Helicobacter pylori invazijos požymis. Toliau čia eina tikslingas labai augalas, tai yra HP Fighter, tai yra Herbal Pylori Fighter, tai reiškia žolinis preparatas, kuris būtent kovoja su ta bakterija. Ir aišku, jame yra tie augalai sudėti, kurie padėtų gleivinę atstatyti. Tai va toks ir yra tikslas. Ir jinai gerima yra geriausiai gerti prieš maistą, tai yra po vieną kapsulę 3 kartus dienos. Kodėl prieš? Vėlgi gleivinę atstatyti yra geriau prieš negu su maistu. Bet būna tokių atvejų, kada žmogus pernelyg turi tos išreikštus simptomus ir tada tokiu būdu koreguojam, tada geriam jau su maistu, bet vėlgi tai etapas toks truputėlį būna, kad išsitęsia ilgiau, nes vėlgi ilgiau tada užtrunka gleivinės atstatymas. Bet čia išskirtiniais atvejais tai daroma, dėl to, kad dažniausiai žmonės pradžiai jaučia tos simptomus kažkokius, kada gleivinė atsistatinėja, gali papykinti, nereikėtų įsigąsti, eiti toliau. Vėlgi, šitame etape, kaip ir pirmam, galimas praplėtimas pagal individualius simptomus. Ir jeigu žmogus turi šiuos simptomus, vidurių užkietėjimą, prie bazės jungiame Casparo Sagrada arba Nature Lux. Tai yra
Askara yra toksai drastiškesnis produktas, jisai greičiau suveikia. Jeigu, sakykime, ilgai žmogus nesituštino arba, pavyzdžiui, savaitę būna, kad tik kartą kokį, tai dažniausiai siūlom tada Askara Sagrada. Jinai panašiai per parą, pusantros, jinai tiesiog išvalo žarnyną, suskatina peristaltiką ir padeda tiesiog išsituštinti. Švelnesnis yra Nature-Lux. Ir Nature-Lux jisai daugiau toksai priimtinas ir senyvo amžiaus žmonėms, ir vaikam, jeigu reikia, galima duoti. Bet pradėti reikėtų nuo 1-2 kapsulių, tiesiog pritaikyti dozę individualiai. Toliau ilgas sunkumo jausmas vėlgi po valgio, tai taip pat etape antram jisai irgi kartais kad tęsiasi, tai vėlgi nenutraukti, jeigu jau pirmame etape ėjom su virškinimo fermentais, vėlgi reikėtų nenutraukti. Ir arba AGX kapsulės, tai irgi fermentinės yra, tai tiesiog vėlgi padėti organizmui kurį laiką pamaitinti tais fermentais, kad mūsų tas virškinimas nesutriktų, kad nesikauptų tie vidiniai toksinai. Ypatingai, kaip aš sakiau, kad baltymai, kurie dažniausiai tokius toksinus pagamina. Tai vėlgi prijungiam ir toliau food enzimus geriam. Toliau dėl diafragmos sustiprinimo ir komforto jausmo. Kada būna tie tokie aštrus skausmai, pavyzdžiui, vidutinio stiprumo arba toksai deginimo pojūtis, tai dažniausiai, kad mums būtų komfortiškiau eiti, mes galim įvesti papildomą produktą Stoma Comfort, taip jis ir vadinasi. Tikrai skani kapsulė, esu tikrai bandžiusi. Jie tiesiog sukramtom 20-30 minučių po valgio, kad išvengti tokių nemalonių simptomų. Taigi pagalba visą laiką yra, tik reikia pasirinkti tikslingai. Ir aišku, būna tai, kad tie simptomai šiek tiek, kurie jaučiami, jie yra ne visai malonus, tai arba pykinimas, arba skausmas. Mes visada siūlome žmogui einančią programą taip pat pasirūpinti ir nerviniu, psichoemociniu tą būseną. Tai yra, kad būtų vėlgi komfortiškiau. Beje, HVP jisai nuiminėja ir spazmus, kas yra labai gerai. Ir visiems tikrai siūlyčiau ir einant šią programą pasiimti valerijono tą kompleksą ir tiesiog 2 kartus jį vartoti, tai yra dienos metu 2 tabletės išgerti ir vakare. Tai tiesiog padeda jums nurimti ir eiti švelniau per visą detoksikacinę programą. Trečias etapas vėlgi yra pasiruošimas tikrai žarnyno reabilitacijai ir kursas yra 15 dienų. Tikslas būna pažaboti smėliagrybius, kurie gyvena ir prilimpa dažniausiai prie plonojo žarnyno sienelės ir jeigu yra invazija, pavyzdžiui, kandidos, tai dažniausiai sukelia tokį plonojo žarnyno gleivinės pralaidumą, atsiranda tokios skylutės, per kurias gali patekti būtent visi maisto, sakykime, jau apvirškinto maisto mikroorganizmai, su juom vėlgi įeiti į kraują. Tada prasideda ir alergijos, nes organizmas reaguoja ir tie imunoglobulinai, jie tiesiog susijungia ir tokia duoda tą kovą ir būtent mes matom alerginės reakcijas. Tai vėlgi kandidos pažabojimas būtų per atstatymą gleivinės ir tiesiog kada vartojimas yra kaprilikas, tiesiog nustoja daugintis pati kandida arba tie mieliagrybiai. Jie nustoja, tiesiog jinai stabdo tą veikimą, neįmanomas jis yra. Tai tiesiog yra tikrai organinė rūgštis, bet vėlgi visgi tai yra rūgštis kaprili combination, todėl valgom, noriu pabrėžti, kad jau kai geriam, tai geriam su maistu. Čia jau nebėra prieš maistą, čia yra su maistu, gerai nuryti, tam, kad nepradėtų graužtis stemplės. Ir tada vėlgi geriamas yra chlorofilas, iškart paruoštas, čia jau šiltas vandenukas pilasi ir vėl padeda mums lengviau ir švelniau pereiti per detoksikacijos procesą. Ir šį etapą vėl galima išplėsti pagal žmogaus simptomus. Jeigu nėra, viskas tvarkoj, praeinam su šita baze. Jeigu yra, tai parodysiu, kokie būna dažniausiai simptomatika. Čia pradedam rūpintis labiau tokiais simptomais, kaip, pavyzdžiui, pilvo pūtimas, arba moteris turi, pavyzdžiui, pienligę aiškiai išreikštą. Tai tada programa yra sustiprinama, tai vartojimas NSP, tai HP Harlic,
tai yra česnakas įvedamas, arba yra vartojamas kajano pipiras, toks produktas su česnaku ir petražole. Tai vėlgi tie, kurie stabdytų būtent pilvo pūtimo dėl mieliagrybių invazijos arba sutrikusios tos pusiausvyros. Ir nereikėtų bijoti gerti šito česnako, sakykime, dėl to, kad jisai irsta tik plonajame žarnyne, jisai nepalies jūsų skrandžio, nes jeigu jūs turit kokį gastritą skrandžio, jisai skrandyje neištirpsta, jisai pradeda tik tai plonajam žarnyne. Arba jeigu turit, aišku, 12 pirštės jau žarnos opą, tada, aišku, reikėtų atsisakyti ir tada praeiti su kitais etapais švelniau arba ilgesnį laiką tiesiog gerti kapriliką. Tai vat vėlgi yra individualizuota ir čia parinks tikrai tik konsultantas, kuris žmogus palydės jūs per visą žarnyno atstatymo programos etapą. Toliau, jei yra skausmų apatiniai pilvo daly, kartumas burnoje arba tokia diagnozė kaip chroniškas pankreatitas, tai reiškia lėtinis kasos uždegimas, tulžies pūslės akmenligė, diskinezija būna, chroniškas cholecystitas, tai yra tulžies pūslės uždegimas. Arba jeigu jums yra pašalinta tulžies pūslė, tai prie šitos bazės tai yra kapriliko. Su chlorofilu dar jungiama yra noni sultis arba morinda. Kodėl? Todėl, kad vėlgi tos noni sultis, jos būtent dalyvauja uždegimo nuėmimo procesuose. Tai yra veikia prieš uždegimiškai ir būtent šitos organus, kuriuos aš išvardinau. Ir šiaip noni sultis, jos tikrai yra skanios, geria netgi ir vaikai. Apskritai jos veikia visą teigiamai organizmą, tai čia jos tikslingai yra parinktos būtent dėl to, kad nuimti tos lėtinius uždegimus. Nuo tulžies pūslės, nuo kasos rūpinasi tikrai visų organizmų, todėl aš jas labai rekomenduoju ir jos, aišku, geriamos yra 2 staliniai šaukštai 2 kart per dieną, 30-40 minučių prieš valgį. Arba ta pati morinda. Morinda yra įkapsuliuota, tai yra noni sultise, taip pat yra tas augalas morinda. Tai va dėl to jos yra paimtos, bet jeigu nesinori skysčio gerti, tai galima tiesiog kapsulės morindą pasimti ir gerti 2-3 po 2, tai yra 3 kartus per dieną su maistu. Tai vat vėlgi nuiminėja tiesiog uždegimus ir būtent nuo tų jau kasos ir tulžies pūslės. Toliau jie yra alergijų arba autoimuninių kažkokių ligų, kada organizmas kovoja prieš tave, tai gali būti tie patys, sakykime, alergijos dažnai, tai tie patys skydliaukės, sakykime, autoimuniniai, tai tie patys sklerodermija yra tokia liga, vilkligė ar kažkas panašaus, žmogus paprastai jau žino, tai tada imam prie bazės ir jungiam juodąjį riešutą. Vėlgi juodasis riešutas yra, noriu pasakyti, kad jisai yra ne tik antiparazitinis, kad čia vėlgi yra įvedama, kad tie parazitai nebujotų tam storajam žarnyne, vėlgi kaip antiparazitinis dalykas, bet jisai taip pat stabdo ir autoimuninius procesus. Todėl, kas turi alergijų ir autoimuninių ligų, tai tikrai prašom vartoti iš tikrųjų juodąjį riešutą 2 kapsulės 3 kart per dieną. Jungiama vėlgi prie bazės. Ir kada jau viskas yra sutvarkome su plonuoju žarnynu, kada nuimame iš čia uždegimus, tai yra paruošiama bazė tam 4 etapui, pačiam netgi sakyčiau svarbiausiam, tai yra tikroji žarnyno reabilitacija, būtent storojo žarnyno, kada atkuriama yra mikroflora, žarnyno pati gleivinė ir subalansuojama yra tiesiog tai, kas yra išderinta. Ir čia jau geriam, aišku, daugiau produktų vienu metu ir tęsiasi kursas 45 dienos. Per šitą laiką tiesiog gleivinė žarnyno to storojo jinai atsistato ir susibalansuoja mūsų tą mikroflorą. Kodėl tai yra svarbu? Nes, kaip minėjau, dėl imuniteto, būtent jeigu yra disbakteriozė, neįsisavinamos yra maistinės pakankamai tos medžiagos, neįsiurbiami vitaminai, mineralai tie patys, tai žmogui viskas eina, sakykime, kiaurai ir žmogus dažnai vaikšto toks ir be energijos.
Ir jeigu netvarkoj yra, sakykime, su ta pačia pusiausvyra, tai dažni tokie simptomai kaip pilvo pūtimas lydi, gurguliavimai įvairūs ir aišku, prasideda ir ginekologinės ligos. Tai va dėl to šitas etapas yra labai labai svarbus ir būtina išeiti visą programą iki galo. Tai va čia, kaip minėjau, tas va toks tikslas ir būtų atstatyti jį. Ir čia jau eina bazė tokia, tai yra 4 produktai. Tai yra loklo vartojimas, bifidok gerosios bakterijos, chlorofilas skystas ir burdok. Burdokas, jisai daugiau rūpinasi tulžies pūsle, padeda išsiskirti tulžį. Tai ką reiškia? Tai reiškia pagerintą virškinimą. Ir tai reiškia, kad jeigu normaliai išsiskiria tulžis iš tulžies pūslės, kur jau yra sukaupta, tai reiškia, kad žmogus lengviau tuštinasi, normaliai tuštinasi, ne per daug ir ne per mažai, tiek, kiek reikia. Tai yra vėlgi labai svarbus augalas, tas burdokas vadinasi varnalėša. Jisai vėlgi stimuliuoja pačią tulžies pūslę, kad ji geriau išskirtų būtent tulžį. Ir jeigu tulžies pūslėje yra akmenų, dažnai sakoma, kad iš vis negalime jų gerti, bet iš ties tai yra netiesa. Jisai geriamas tada yra su maistu, bet vartojamas tiesiog mažesnėm dozėmis, kad vėlgi po truputį ta tulžis pradėtų dirbti. Tai geriama yra pusę kapsulės 2 kartus per dieną, o įprastai viena kapsulė 2 kartus per dieną valgio metu. Bet aš kažkaip tai mėgstu taip eiti irgi, kaip pasakyti, tolygiai, pradėti dieną su loklo. Kodėl? Todėl, kad arba užbaigti su loklo, sakykime. Tai loklo yra skaidulos, tai yra ir tirpės, ir netirpės. Tas yra gerai, nes mums reikia jų visokių. Ir čia pačioj programai buvo nurodyta valgomas šaukštas 1 kartą per dieną. Norėčiau tokį dalyką pastebėti, kad jeigu ilgą laiką nebuvo maitintas skaidulom organizmas, jeigu jūs tokį kiekį iškart skaidulų jam duosit, jūs užkietinsit vidurius. Todėl įvedam išties po mažesnį kiekį. Tai yra po pusę arbatinio šaukštelio pradėti bent jau savaitę kokią išgerti ir paskui didinti proporcingai. Tai atsiranda 1 arbatinis šaukštelis ir jau aišku, artėjant prie pabaigos jau vartojama tas 1 valgomas šaukštas. Tas labai patogu, kad su to pačiu loklu, tai vartojimas aišku yra ant tuščio skrandžio. Kas labai patogu yra, kad galima kartu vartoti gerąsias bakterijas, tai bifidoflora fors. Jeigu jūs išsidalinat tą patį loklą į 2 kartus, tai 2 kartus vartosis ir bifido, tai reiškia ryte galbūt išgersit pusę šaukštelio arbatinio ir išgersit 1 bifido ir vakare einant gulti būtų loklo ir bifido. Jeigu pasirenkat gerti atskirai, kas irgi yra galima, tai jeigu jūs norit 1 kartą per dieną loklo, gerkit 1 kartą, jeigu jums taip geriau, sakykime. Ir tada jau vakare geriamas galima būti prieš miegą bifidoflora fors. Bet galima ir toks variantas, bet aš esu linkusi, kad labiau ir naudingiau būtų iš karto jungti, todėl kad greičiau pradeda daugintis pačios gerosios bakterijos, nes jos loklo joms yra kaip maistas. Ir dar pati kapsulė gerųjų bakterijų, ten yra dar skaidulų nemažai, taigi didelę porciją maisto gauna jūsų būtent gerosios bakterijos, jos tikrai labai apsidžiaugs ir išties greičiau pradės atsistatyti mikroflora. Chlorofilas. Tai va ta chlorofila, kai sako, kur tada gerti chlorofilą. Kadangi po loklo visada yra rekomenduojama per 1 valandos bėgį išgerti 1-2 stiklinės vandens, tai vienas galėtų būti 1 stiklinė su skystu chlorofilu šiltų vandenuku, nes būtent mūsų storasis žarnynas mėgsta tai, kas yra šilta, jam yra lengviau. Tai va išgeriama 1 ta paprasta vandens stiklinė galbūt, o kitą galima pasirinkti tiesiog su 1 arbatiniu šaukšteliu, su chlorofilu, išmaišyto šiltajam vandenį, tiesiog tam
vienos valandos bėgyje. Ir tai tada būna labai patogu, kada mes taip susistatom. O jau burdokas geriamas tada, kada mes valgom, tai yra viena kapsulė 2 kart per dieną, reiškia išėjus 2 kartus. Tai va toks principas būtų pačio to storojo žarnyno atstatymo. Ir čia jau nebėra jokių simptomų, matom, nebėra simptomatikos dėl to, kad prieš tai jau buvo paruošta, prieš tai jau buvo tvarkytas ir su pilvo pūtimu. Čia tiesiog daugiau yra užsėjimas pačios, kaip sakyt, pačios tos mikrofloros, o visas tas darbas, kuris yra ilgas. Ir tokiu būdu, kada mes pabaigiam tą kursą, jau yra pati faktiškai visa virškinimo sistema atstatyta. Tai ko reikėtų dar pabrėžti arba ką reikėtų žmogui suprasti, einant būtent į šią programą, tai kad programos metu gali būti simptomų paaštrėjimas ir tikrai būna, nereikėtų išsigąsti, nes vyksta būtent atstatymas. Dažniausiai, kai sako per gijimą, per tą tokį skausmą, dažniausiai gyja audiniai, pavyzdžiui, vyksta tikrai sudėtingi procesai. Dėl to yra programą galim, sakykime, kaip minėjau, išplėsti, ją galima šiek tiek ištęsti, jeigu reikia sumažinti ten vartojimo kapsulių kiekį, jeigu norisi žmogui švelniau. Tai tiesiog žiūrim pagal tai, kaip reiškiasi ta simptomatika. Kartais būna žmonės eina, praeina ir nieko tokio, tai dažniausiai be nusiskundimų. Žmonės, kurie ten retkarčiais galbūt turi tą patį kokį pilvo pūtimą arba tą patį, jeigu suvalgė kokį ten aštresnį maistą, kažkada būna, kad tiesiog skrandis sudirgsta, tai tokie faktiškai žmonės jie greičiausiai praeina, bet jeigu jau žmogus atėjo ir turi simptomų labai išreikštų, labai dažnas atvejis, kad tie simptomai gali paaštrėti. Ir čia yra normalu, nes vėlgi į skrandį patekęs arba maistas, arba kažkuris produktas, jisai sudirgina tiesiog pačią gleivinę, bet kadangi mes turim produktus tos, kurie nuiminėja uždegimus, tos, kurie tiesiog padeda atkurti gleivinę, nereikėtų tiesiog išsigąsti, o praeiti taip, kaip įmanoma tą detoksikacinį tą procesą arba atstatymą kuo efektyviau. Kas dažnas atvejis dar irgi vėl mes paruošiam žmonės, tai kad gali kitus ir papykinti. Tai vėlgi, nes žarnyno arba skrandžio, kada gleivinė atsistatinėja, kada nusiminėja tie uždegiminiai procesai, tai vyksta reguliacija ir būna dažnai, kad tie patys, kaip minėjau, mikroorganizmai, jie išskiria daugiau toksinų, kada jie yra šalinami. Tai dėl to gali būti toks niuansas papykinti, bet tada mes įvedam daugiau chlorofilo, kuris tiesiog padeda nuraminti visą tai, daugiau vandenuko išgeriam, kas irgi detoksikacijos metu reikia tikrai jo daugiau, nes kartais būna, kad ir paudarką vartojant padžiūsta burna, ten, žodžiu, vyksta tikrai sudėtingi procesai, bet mes galim tiesiog juos palengvinti. Ir vėlgi nereikėtų išsigąsti, tai yra normalu. Jeigu būna taip, kad žmogus praėjo pirmą etapą, antrą etapą lyg ir viskas nieko, bet trečią etapą, sakykime, jam dar kartojasi antro etapo simptomai, mes grįžtam žingsneliu atgal. Tai vėlgi per tą programą galima vaikščioti tiek, kiek reikia, nes vienas pats profesorius, kuris labai mėgsta šitą detoksikacinę programą dėstyti, jis pats praėjo šitą programą ne per 3,5 mėnesio, bet per 9, kol neliko nei vieno simptomo. Vėlgi su ja reikėtų kantriai būti, neskubėti ir iki galo atlikti, nes tikslas yra būtent atkurti, atstatyti. Tai yra, jeigu per buvo, sakykime, kenkiama jai daugelį metų, tai aišku, būna tai, kad jai reikia tikrai ilgesnio laiko tam atstatymui. Arba būna kitas variantas, kada žmogus praeina ir paskui po pusės metų vėl kartoja. Tai vėlgi čia matom netgi galbūt dažnesnį tokį atvejį. Ką dar svarbu suprasti, kad visa tai, kas vyksta mūsų organizme, kartais organizmas sukelia stresą ir ta psichoemocinė būklė, jinai gali būti pas mus visokia nuotaikų kaita, irzlumas atsirasti ir panašiai. Tai vėlgi pagalbai mes siūlom būtent palaikymui tai psichoemociniai būklei, tai HVP kompleksą su valerionu, kuris yra tiesiog padarytas iš 3 augalų, sinergiškai veikiančių, yra tikrai daug efektyviau negu gertumėt vieną valerijoną.
Ir tiesiog padeda nurimti. Tai galima gerti kaip arbatą, vėlgi užsiplikyti, arba galima gerti kaip kapsulę. Ir apie žingsnelius atgal jau papasakojau. Taigi va, kiekvienas yra individualus, reikėtų nepamiršti žmogus. Ir vėlgi, ta programa neįnama viena yra, jinai visada einama prižiūrint konsultantų. Dėl to tai ir yra labai svarbu, nes jis yra dažniausiai ir pats jau praėjęs, arba bent jau daugmaž susipažinęs, kuris gali tiesiog palydėti per tai ir aš manau, tada viskas būna gerai. Tai va, tikslas yra atstatyti, atkurti tam, kad mes turėtumėm geresnę savijautą, tam, kad mes turėtumėm stipresnį imunitetą, tam, kad būtų mūsų subalansuotos visos kitos organizmo sistemos. Tai šiandien norėjau tiek pasakyti. Jeigu bus klausimų, galėsit paklausti asmeniškai. Ačiū. Ačiū, Linute. Dar norėčiau truputėlį papildyti. Kadangi mes einam šitą programą, kaip rekomenduojam eiti kartu su kitais, kartu su, kaip sakau dabar, bendruomenė, ar ne, tai bus tam tikros rekomendacijos, kurios truputėlį galbūt palengvins šitos simptomus arba padės dar, kaip sakyti, vieno iššūkio tokią programą išpildyti, tai yra padės numesti svorį. Taigi šios programos metu mes eisim visi į vieną grupę, kur kartu dalinsime savo patirtimi, taip pat mus konsultuos nutriciologai ir dar kas svarbu, mes kalbėsim apie mitybą šiuo metu. Apie mitybą, kuri palengvintų šito gyjimo, detoksikacijos procesą, kuri padės numesti svorį, mitybą, kuri galbūt šiek tiek pamažins to šalutinius nemalonius tokius pojūčius. Taigi junkitės prie mūsų, daugiau informacijos bus toje bendroje grupėje ir ačiū Jums, kad buvote kartu viso. Tuo mes išjungsim rekordingą.